Sveiki draugai, su jumis vėl Povilas ir vėl podkastas Programuotojo karjera, tik nuo šiol jisai vadinsis trumpiau Pro karjera. Čia vienas iš anonsų šios savaitės mano asmeniniam gyvenime, galbūt ir jums bus įdomu, paleidau savo naują puslapį prokarjera.lt, kur sudėjau visus video iš seminarų neseniai mano vestų. Taip pat savo knygas parašytas sudėjau, nuorodas į savo straipsnius internete, kur rašiau. Taip pat yra nuoroda ir šitą YouTube kanalą Programuotojo karjera. Tai visą tai suvienijau po brandų, vadinkim tai prokarjera.lt, ir būtent ten dėsiu naujus video, pranešimus apie būsimus renginius, ką organizuoju, kokius mytus ar seminarus. Tai rekomenduoju jums prenumeruoti naujienlaiškį. Prokarjera.lt kairėje pusėje yra forma, kur tiesiog užpildot savo mailą, per MailChimp viskas vyksta, tai dar turėsit patvirtinti, kad tikrai norit prenumeruoti. Tai va, ten kas savaitę dalinsiuos tipsais apie karjerą, plus, kaip sakiau, anonsuosiu naujus renginius. Vienas iš tokių bus balandžio 25 dieną, jau greitai, kartosiu pagal pageidavimus, vadinkim taip. Neseniai vedžiau renginį seminarą, kaip freelanceriams rasti klientų, freelanceriams, programuotojams. Ir daug žmonių klausia, ar bus video. Video yra, bet jisai toks, jo neužtenka, kad pilnai suprastum temą. Tas renginys yra biški kitaip, nes tu susitinki su žmonėm, tu pabendrauji, tu gali klausimus gyvai užduoti, tu nesiparini dėl tam video kokios kokybės ar kokia skaidra, jeigu ten blogiau matosi ar panašiai. Gyvai yra gyvai. Tai dėl to yra žmonių, kurie prašė manęs padaryti dar kartą, nes tą dieną negalėjo. Tai balandžio 25 vakare Domus galerijos konferencijų salėje Vilniuje bus renginys, kaip freelanceriams, programuotojams rasti klientų. Vietų yra 25, salė tiek talpina, kaina bus 10 eurų, o bilietų pardavimas prasidės šiek tiek vėliau. Aš vis dar laukiu iš Peiseros patvirtinimo, kad jie sukurtų man tą renginį, kad galėčiau pardavinėti. Tai tiek du trumpi anonsai, o šiandienos tema yra kantrybė. Jau apie tai kalbėjau keliuose epizoduose, bet kažkaip man užstrigo ši tema labai giliai, nes vis daugiau matau žmonių, ypač jaunimo tarpe, kurie kažką pradeda, ypač programavime, nes galvoja, kad programavimas yra pakankamai paprastas dalykas. Tai yra, paimi kažkokį tutorial ar knygą, pradedi programuoti, viskas gaunasi ir tu jau gali eiti dirbti. Realiai programavimas yra pakankamai sudėtinga profesija, jeigu nori pasiekti gerą lygį. Ir jinai mažai kuom skiriasi nuo tokių specialybių kaip teisininkas, kuris turi daug išmanyti, kaip daktaras, kuris turi turėti daug praktikos prieš dirbdamas realiai. Iš tikrųjų, netgi su daktarais gal netgi yra didžiausias sutapimas, nes daktaras negali būti tikrų daktarų vien tik tai perskaitęs daug knygų. Jisai turi ant kažko pasipraktikuoti, turėti pacientų pradžioj be didelės patirties, po to su tais pacientais įgauna patirties ir tik tada gali teisingai, vadinkim, kokybiškai gydyti. Panašiai ir su programavimu. Perskaitęs knygą ar parašęs savo pirmą skriptą kažkokią programėlę, tu gali, tu supranti, kaip dalykai veikia, bet kad galėtum dirbti realaus pasaulio projektuose, tu turi praktikuotis, daug praktikuotis ir kurti projektus, kurti savo projektus, darbintis kažkur gal įmonėj, praktiką atlikinėti nemokamai, o tokių dalykų, ir tik tada galėsi pretenduoti į normalią algą. O kas vyksta šiuolaikinio jaunimo tarpe, vis dažniau pastebiu, kad žmonės užsidega, nes galvoja, kad kaip faina būsiu programuotoju, arba kaip faina išmoksiu naują programavimo kalbą, arba naują frameworką, kažkas tokio. Ir jeigu kažkas nesigauna eigoje, labai greitai nuleidžia rankas, labai greitai sako, man kažkaip nebepatinka, kažkaip čia nesigauna, kažkas čia, kas iš principo susiveda tai, kad dirbti reikia. Reikia ilgai sunkiai dirbti ir perėti krūvą problemų, susidurti su problemom, nes programavimas yra problemų sprendimas iš principo. Tu kažką programuoji, tu kažkur užstringi, kažkas nesigauna ir tai yra normalu, tada tu eini googlinti, tada eini į Stack Overflow, tada paklausi draugų, ten į Facebooką užduodi kokią grupę klausimų. Ir per visą tą reikia praeiti. Ir mintis šito podcasto, šito epizodo, kad
nusiteikit kantrybei ir sunkiam darbui. Jeigu kažkas nesigauna, tai yra normalu. Nenuleiskit rankų, nepulkit panikuoti, depresuoti, nesakykit, kad aš lochas ar panašiai savo. Negalvokit, kad kelias yra visiškai tiesus, kaip yra toksai paveiksliukas internete mačiau, kad kas yra success, kas yra sėkmė, tai žmonės galvoja, kad tai yra tiesus kelias nuo apačios, taip eini ir iki viršaus tiesi linija ir tu pasieki tą sėkmę. Iš tikrųjų, dažniausiai kelias yra toks ir būna ir up and down, taip sakant, ir tik tada tu iššauni kažkur. Tai noriu jums palinkėti kantrybės ir jeigu jūs programuodami ar karjeros vingiuose turėsit kažkokių klausimų, kur aš galiu galbūt padėti iš savo patirties, drąsiai rašykit, dabar jau mailu povilas@prokarjera.lt arba susiraskit mane Facebook'e arba po šiuo video YouTube'ai. Bendraukim toliau ir iki susitikimo kitą kartą podcast'e Programuotojo karjera arba trumpiau dabar jau Pro karjera. Iki.